Išdidumas ir puikybė tai vienas turbūt iš tokių pagrindinių psichologinių problemų. Tai pasakysiu, kad psichologinės problemos, nors, pavyzdžiui, bažnyčiai tai sako, kad čia yra viena iš didžiausių nuodėmių. Man atrodo, net yra knyga apie 7 nuodėmės, kur yra tas išdidumas. Nes išdidumas tai reiškia, aš esu geresnis už kitą ir visi kiti yra žemesni už mane. Taip, tai yra išdidumas. Tai aš esu karalienė ir visi turi šokti pagal mano dūdelę aplink mane ir daryti viską, kaip aš noriu. Tikrai čia yra psichologinis barjeras ir kodėl taip yra. Nes tas išdidumas, kad pirmas dalykas, kad aš nepasitikiu savim, aš neturiu adekvačiai aukštos savivertės savo ir tada aš noriu dirbtinai parodyti, kad aš esu išdidus, toks mano ego ir tada aš su visais bendrausiu iš aukštai. Nors iš tikrųjų visi žmonės lygų, nesvarbu, jūs gimėt turtingoje šeimoje, jūs gimėt vargšų šeimoje ar jūs asocialioje šeimoje, visi žmonės iš prigimties yra lygus, nes atėjo nuogi ir išės irgi pasakykim, kad nuogi. Tikrai nieks nieko neišneš po mirties su savim kažkur ten į kitą gyvenimą arba anapilin. Tai tas išdidumas, kad aš nenuleisiu savo karūnos, nes kodėl? Nes man skauda, nes aš nepriimu savęs, nes aš bijau parodyti savo pažeidžiamumą ir todėl aš bijau būti atviras. Ir žinokit, tas išdidumas tikrai suteikia daug skausmo ir daug problemų. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, iš savo patirties, pavyzdžiui, buvo pokalbis su mama ir susiginčiom, tiesiog mūsų nuomonės nesutapo. Taip, aš negaliu pakeisti mamos, bet galiu pakeisti požiūrį į mūsų būtent kažkokį ten konfliktą ar tiesiog požiūrį net į ją, taip. Ir mes susipykom ir jinai tikrai pasakė tokius man nemalonius žodžius ir aš galėjau iš savo išdidumo jai kažką pasakyti tokio arba skaudaus, arba nemalonaus, iš savo to išdidumo ir iš savo ego, nes aš esu protingesnė arba ten geresnė už tave. Taip, nes kažkur aš esu geresnė, kažkur tikrai mama yra daug geresnė ir protingesnė už mane, bet aš įveikiau savo išdidumą ir aš pasakiau, taip mama, aš išgirdau tave, išsakiau savo nuomonę, aš tave myliu ir priimu tiesiog. Išgirdau ir priimu tavo nuomonę, bet tai nereiškia, kad aš sutinku. Čia mano tas išdidumas aš nusileidau, taip, nes aš pripažįstu, kad gali būti ir jos tiesa, gali būti mano tiesa, bet aš neužsidariau ir nepradėjau konflikto toliau, nes ką aš noriu? Aš noriu įrodyti savo tiesą ir aš noriu išlaikyti gerus santykius draugiškus. Ir tiesiog tame momente nuleisti savo karūną ir pasakyti, aš tave myliu ir tiesiog noriu, kaip sakom, gražiai išsiskirti ar konflikte išsiskirti. Ko aš noriu pasiekti su to savo išdidumu, su to savo ego. Ego tai yra mūsų protas, toks, kad aš esu geresnis, bet tikrai taip nėra, nes ką mes norim įrodyti ir tuo labiau čia dažniausiai būna su artimiausiais žmonėmis, su mūsų šeimos nariais. Tai ko aš noriu? Aš noriu sugriauti mūsų santykius su savo išdidumu, nes tada reiškia, aš mūsų šeimoje esu pati geriausia, visi kiti ten tokie žemo lygio ir man visai nelygis. Tai kodėl aš tada esu su jais? Jeigu aš tokia karalienė, o jie, taigi aš gimiau tada reiškia karališkoje šeimoje. Ar ne? Ir tada ką aš noriu pasiekti? Ar visgi išlikti tam išdidume, ar visgi aš noriu išsaugoti šiltus santykius ir tada automatiškai net ištirpsta išdidumas, tas ego toks per didelis ir aš bendrauju kaip sveikai subrendusi, suaugusi asmenybė. Bandau išsiaiškinti ir vėlgi čia grįžtam prie bendravimo, prie savivertės ir prie to, kad aš esu jau pilna išsivaliusi nuo tų skausmų nuoskaudų ir tiesiog aš tada galiu adekvačiai bendrauti.
ką tu nori to pasakyti, ką tu nori to pasiekti, ką aš noriu, išsiaiškinam aplamai, nes dažnai būna, pavyzdžiui, būtent tokie kivirčiai, visokie konfliktai lygioj vietoj tam, kad įrodyt savo tiesą. Ir kam? Tai bendraujam. Gerai, yra problema, sprendžiam, kaip daryti, kad jos nebūtų, kad nepasikartotų, o neieškom kaltų, nes, nu gerai, surasim kaltą ir kas? Kas nuo to pasikeis? Nu tai gerai, kaltas atsiprašys. Ir kas toliau? Nes viskas jau toks šiltas bendravimas, jisai jau atšalo. Ir tas išdidumas tai iš tikrųjų yra irgi grįžtam prie to, kad aš viduje esu labai įskaudinta, aš esu tuščia, aš esu kažkokia su baimėm visokiom, aš esu pažeidžiama, bet bijau būti atvira ir bijau pritraukti žmonės, kuriems aš rūpėsiu. Tai tas išdidumas iš tikrųjų tai yra aš esu karalienė, visas pasaulis man po kojom, bet karalienė arba karalius jisai rūpinasi savo žmonėmis. Jie rūpinasi savo valstybę. Tai jeigu aš esu karalius, tai aš negaliu jos ten mušt, apkalbinėt, kažkaip kritikuot. Aš, reiškia, turiu rūpintis, nes nuo jų gerovės priklauso mano gerovė. Tai tas išdidumą jūs pakeiskit į tą su rūpesčiu, kad aš neišdidžiai bandau įrodyti savo tiesą, o aš noriu šiltai gyventi. Tai tikrai galima tą išdidumą įveikti, kažkaip nugalėti jį ir su juo susidraugauti, nes mes dažnai net negalim kažką pasakyti, negalim apkabinti žmogaus arba, pavyzdžiui, pasakyti, kad aš tave myliu, savo mamai, tėčiui, savo vaikui, savo sutuoktiniam ar sutuoktinį. Mes negalim iš to savo išdidumo. Aš noriu, bet aš išdidi arba išdidus ir aš to nepadarysiu. Nu ir ką, ir nuo to lengviau bus? Ar tikrai nuo to laimingesnė šeima taps? Ar nuo to bus šiltesni santykiai? Nes tas išdidumas, tai vėlgi, aš kaip vaikas mažas, supykau, man nepatinka ir jūs dabar darykit, ką norit, kad aš dabar draugaučiau su jumis. Taip? Čia tikrai vėlgi vaikiška pozicija ir mes turim tą savo įskaudintą vidinį vaiką, tas, kas buvo pas mus gyvenime, kažkokie momentai, kur buvo skausmai, mes turim juos transformuoti, pakeisti požiūrį ir psichologiškai tokie čia kaip žirniukai, tokie kaip žirniukai, kaip indas užpildytas kažkom tokių nemaloniais visokiais prisiminimais, jos galima pakeisti į tokius švarius, šiltus, šviesius. Ir tada jūs skleisit visai kitokią šviesą, visai kitaip net į jūs reago žmonės, nes jūs pasižiūrėkit, kartais būna, eina tikrai graži moteris, bet, kažkas ne taip, tikrai graži, apsirengusi, bet netraukia. O eina tiesiog paprasta moteris, nei kažkom ypatingai apsirengus, bet jinai skleidžia tą šviesą, kažkokią energiją. Taip, čia tikrai kiekvienas žmogus matė, kad atrodo paprasta, bet labai norisi žiūrėti, net norisi prisiliesti prie to žmogaus, pašnekėti, o yra tikrai gražu, bet nesinori. Tai lygiai tas pats, jeigu aš esu iš vidaus ta graži, šviesi, nesvarbu, ar aš būsiu taip apsirengusi, ar aš būsiu su chalatu, ar aš būsiu su sportiniais drabužiais, ar su kaliošais ten baloj išsitepliu, tikrai aš skleisiu visai kitokią šviesą, bet jeigu aš su to ego tokiu, kad aš geresnė už kitus ir aš įrodinėsiu visada savo kažkokiai teisybė, nes aš noriu, kad mane priimtų, tai tikrai mažai kas norės bendrauti su manim. Tai linkiu įveikti tą išdidumą ir skleisti šviesą ir šilumą iš savęs.